Ebenfalls für eine Minute Herr Bronis-Ropé. Ačiū gerbiama pirmininkė, gerbiama komisijos narė. Iš esmės norėčiau pritarti siūlomam reglamento pakeitimui, kadangi Moldova yra labai nuo žemės ūkio gamybos priklausanti šalis ir padėdami jo žemės ūkio produkcijai patekti Europos Sąjungą mes kartu padėsime stiprinti ir jos ekonomiką. Bet žinoma, turi būti užtikrinama, kad ta nauda, kurią gaus Moldovos šitas sritis, pasiektų visus dalyvius, visą grandinę, tame tarpe ir obuolių, slyvų ir vynuogių augintojus. Ir žinoma, jau problema krizės praktiškai vos ne pusę metų ir buvo daug kalbama dėl trečių rinkų paieškų ir labai galima šiandieną konstatuoti, kad ne kažin kas padaryta. Nors buvo duotas pranešimas, kad yra ir surastos lėšos dėl rinkų paieškų, bet noriu pasakyti, kad jeigu dėl slyvų ir dėl vynuogių mažesnė problema, tai obuolių situacija Europos Sąjungoje iš tikrųjų rinkų labai reikalauna ir manau, kad šitoje vietoje komisija turėtų sparčiau padirbėti. Ačiū. Danke sehr. Der nächste ist nun Herr Jean-Luc Schaffhauser. Mes chers collègues, si la Moldavie souffre économiquement aujourd'hui, ce que nul ne nie, elle souffre des conséquences de